Sveiki, šiandien parodysime, kaip jau užpirkę prekes, turėdami užsakymą, kaip užpaimuoti lengviau, paprasčiau į apskaitą šitas prekes. Jos automatiškai įsitrauks ir į sandėlį. Taip, atsidarom užsakymus ir pasiieškom sąskaitą užsakymų, iš kur gavom prekes, iš kur pirkom. Taip. Ir pasiimam sąskaitą faktūrą to tiekėjo ir žiūrim tada. Pasižymim pieštuku tuos skaičius. Taip. Pasižiūrim kainas, ar atitinka. Šitoj vietoj pasikeičiam kainas, pasiskaičiuojam, ar atitinka. Taip, sakykim, matom, kad šitą reikia pabrangyti. Čia buvo 27,98, o reikia 28, pavyzdžiui, 15. Tai tada ir kompiuterinę kainą irgi panašią padarom. Pas mus kompiuterinės kainos tai yra tos kainos, kurios eina į ten ne prekybą, bet į internetinės prekes, kad matytų žmonės kainas ir pačias prekes aprašymus taip toliau. Šitą kainą irgi, sakykime, reikia padidinti. Tai va, pasidinam kainą, susirašom, tada jeigu matom, kad yra, reiškiasi, 6564 36 26, taip, jau šitą eilutę galime ištrinti iš užsakymų, nes jau pirkime matom, kad ją turime. Tada kitą patikrinam, viskas atitinka, tada šitą tik pasižymim į sąskaitą, irgi ją ištrinam. Ir šitą pasižymim, reiškia 6064 15. Taip, pasižymėjom, išsitrynėme. Taip, tada einam į pirkimus. Čia iš 7 pirkėjų. Taip. Susivedame tada SRR seriją, tarpą būtinai padedame, čia yra skaičiai sąskaitoje, tie skaičiai, kuriuos gauname su faktūra. Taip, sakykime, tokie skaičiai buvo. Data, sąskaitos pirkimo data, pavyzdžiui, rašome sutrumpintai, 24.09 vakar dienos, 7, čia iškart 7, nerenka kol kas 7. Čia reikia tiksliai žinot pagal santrupą. 7 geras pirkėjas, man atrodo, va šitas. Tai čia greičiau išrinkti galima. Galima nueiti į klientus ir ten tada išsirinkti. Taip, pavedimas ir kainos be PVM, teisingai. Taip, ir tada susirašom čia. Tais prekės 6564. Ten buvo 36. Taip, po 26. Šitą kainą, man atrodo, buvo 054. Šitą kainą po kažkiek, dabar nesimenu čia. Sąskaitoje jūs turėsite sąskaitą prieš akis, tada susivesite. Taip, šitų tada 15. Taip, susivedėme. Dabar pasitikrinam, ar atitinka, va šitos sumos atitinka sąskaitoje esančias sumas. Taip, paspaudžiam ant numerių, tada nukopijavo ir jeigu netinka, tai čia va pakoreguojam kainas ir jeigu dar ten labai sunku pakoreguoti, galima va čia paprasčiausiai pakoreguoti. Sakykime, ten yra 3, o čia yra 4, irgi 3, o taip. Centais mes biškį pakoreguojam, ten nieko tokio. Paspaudžiam suveskti, tada grįžtam. Va, ir grįžtam, matom, kad 28 dienos, sąskaita tvarkinga, užfiksuota. Dabar reikia spausdinti sandėlį, kad sandėlį žinotų prekes, kokias gavom ir kokiom kainom gavom. Tai va, ją pažymim, reiškiasi. Va, dabar, sakykime, šitais 2 sąskaitas mums reikia. Jeigu reikia kitas sąskaitas iš kitų laikotarpių, tai va, paspaudžiam kalendorių ir tada, sakykime, nuo rugsėjo 19. Tai va, paspaudžiam nuo rugsėjo 19 iki kitos, atnaujinam ir dar vieną sąskaitą, matot. 19 dienos. Ir šitas visas sąskaitas, sakykime, reikia spausdinti sandėliui. Pirkimai sandėliui paspaudžiam ir matom, kad tai yra jau sandėlio visos prekės su kiekiais, su kainomis ir čia yra sąskaitos. Čia nieko baisaus, kad ir klientas pamatys, čia nėra slaptos informacijos. Bet jau žinos, kad sandėlys už tais dienas yra atsakomybė va šitos sumos. Tai paspausdinam ir jiem įteikiam. Tai tiek, pajamavimas užbaigtas.